gal prieš 4, maždaug gal prieš 3 metus, jau labai senai, aš jau net nebepamenu. Reiškia, mes su dvasiniu mokytoju kalbėjom, kaip galime duoti žinojimą žmonėms. Ir aš paprašiau malonės, kad jisai palaimintų, kad aš galėčiau išleisti tą žurnalą. Tai gal buvo jau 4 metai atgal, tai labai daug, man kiek metų reikėjo, reiškia, kad jis išeitų iš jūsų dienos šviesą. Kam skirtas šis žurnalas? Šitas žurnalas skirtas mums visiems. Mes skaitysime, mes šviesimės, mes dalyvausime ir mes atiduosime tą žurnalą žmonėms. Vedos visą apimančios žinios. Bet kokias žinias, tiek materialias, tiek dvasinės. Nėra nieko aukščiau už Vedos. Vedos tai reiškia pats Dievas kalba apie tai, kas jis ir ką jis visą čia yra sukūręs. Vedos tai santykis su Dievu. Todėl tokio žurnalo dar nebuvo. Šūkis koks surašyta, instrukcija gyventi. Kaip reikia gyventi? Nes jeigu nežinom, kaip gyventi, mes kenčiame čia. Tai va, šitas žurnalas skirtas žmonėms, kad jie nekentėtų. Čia aš tikiuosi, mes po truputį pradėsime rašyti arba atskleisti žmonėms tą žinojimą, kaip keltis ryte, jau čia ir dabar, kaip praustis, kaip aliejutis kūną, kaip augti, kaip pradėti vaikus, kaip juos auklėti, kaip susirasti antrą pusę. Kaip laimingai gyventi, kaip rasti darbą, kokį darbą dirbti, kaip rengtis, kaip tiesiog viską, kaip valgyti, kaip miegoti, kaip mylėti ir kaip numirti. Tai žurnalas bus platinamas didžiuosiuose Lietuvos prekybos centruose.